Sveiki, etatiniai darbuotojai. Labą dieną. Nu tai ką, darbo nori? Norim. Nu tai važiuokit į Airiją, sako, ten gerai moka. Patampysit plytų už kokį 1000 eurų. Važiuočiau, panulį, važiuočiau, tik va, pinigų ant bilieto neturiu. Jeigu pašalpas išmokėtume, tai tada ką pyt padarė. Klausyk tu, šunsnuki, kokios tau pašalpos? Direktorius gerbiamas teisingai kartą sakė, kad čia ne pašalpų, čia darbo birža. O kas nedirba, senas graikė, tam ir pašalpų duoti nereikia. Tai ko jūs patys nedirbat? Teisingai. Vat kaip ponas direktorius sako, važiuotumėte į Airiją, arba čia statybininkų trūksta. Ramiai visi sėdami savo vietas, nes išsiųsiu į Bušido lygą padirbėti kriaušiams. Ale atsirado atsmarkuoliai. Klausyk, bet tu senuk ir teisus iš vienos pusės, nes jeigu tu nenori į Airiją už daug padirbėti, tai aš tau galiu pasiūlyti už mažai ir nekvalifikuotai. Vienai statybiniai firmai reikia 50 darbininkų statybose dirbti. Reiškia, darbas visiškai nekvalifikuotas, nes statybos yra pardavimui, o ne savo. Gerbiamas ponas direktorius, mes mielai eitume, bet tačiau negalim, nes skaitau, kad Lietuvai galėtume naudą atnešti kokiai nors intelektualesniai srity. Plytas tai gali bet kas senukai vat panešiuoti. Ar be to man dar alergija? Šudergija tau! Taip, aš žinau tas jūsų alergijas, intelektualai, mižudergijas. A jūs ką? Jūs ką? Pašalpom? Tik tai nealergiški, ne? Gal policininkais norit padirbėti? Aš tai, ponas direktorius, niekaip milicijoje negalėčiau. Aš netaip išauklėtas, aš kyšių negaliu imti. Tai, taip sakom, man nesuderinama su mano sąžinė. Aš tai kyšius galiu, žinokim, bet jeigu tik nereiktų dalintis. O šiaip tai aš nenoriu. Zamolskis laisvėj reiks gaudyti, tanjinų, tai žinai. Ar per 2 metus prisirinksiu 8 litų, iš tų kyšių įvairių. Kur aš juos dėsiu, kai eurą įves, kaip koks durnelis, lochelis. Tegul seniai geriau eina gulinčiais policininkais dirbti. Nu gerai, žiūrim, ką turim toliau. Vilniaus psichiatriniai reikalingas vienetų kolekcijos papildymai. Neringos savivaldybė ieško drąsaus žmogaus nelegaliom statybom savavališkai nugriauti. Didžiasalio darbo biržai reikalingi negerintis bedarbiai. Pažinčių tarnyba Vidų Zapervovą Sprečnavą priimtų į darbą nukriošusi milijonierių klientams viliot. Va, radau. Čia gal ir jums tiks. Nerealiam realybės šou, grožio fabrikas reikalingi savanoriai plastinėms operacijoms. Aš imu, ponas direktoriau. Čia kaip tik šansas man. Jeigu jūs man duosit šitą darbą, tai aš jums net savo 3 pašalpas iš eilės atiduosiu. Čia mano gyvenimo šansas. Ką tu ten nori išsioperuoti, senelį? Ten impotencijos negydo. Ne. Ten tik korekcijas daro. A su tavo amžium koks skirtumas, kiek ten pas tave kabo? Ar 3 centimetrai, ar pusę metro? O ir ne. Aš visą gyvenimą norėjau pasididinti papus ir būti manekenė. O dabar šį sykį mano jau žydroji svajonė išsipildys. Jo, draugas direktorius, čia jau diagnozė. Manau, kad duokit siuntimą į psichiatrijos ligoninę, sueis už vinetų. Ką jūs seni išgamos realybės šou norite vaidinti? Jūs pažiūrėkit, jūs nevykėliai. Reikia čia tokių jaunatviškų, energingų, sėkmingų žmonių, kaip mes su bronim, o ne tokių lūzerių ir outsiderių visuomenės, kaip jūs. Mes jamam šį darbą, ponas direktorius. Mes esam telefotogeniški, mes esam Lietuvos ateitis, mes tinkam šitam einam čia. Pasižiūrime kamerą. Mes esam Bronius ir Česlovas. Bronius ir Česlovas. Bronius ir žvaigždės. Bronius ir Česlovas. Bronius ir Česlovas. Česlovas. Bronius. Česlovas. Bronius. Bronius ir Česlovas.